Praeito. Minia sirgalių lūžo iš juoko, o ši frazė jau tapo istorija. Po keliarių metų, vėl kvočiamas tos pačios žurnalistės, Kleiza buvo atsargesnis ir patikino: mes asmeniškai negeriam. Prisiminkime dar syk tą euforiją. Kokie laimingi ir išdidūs pasitikome savo krepšininkus iš Europos čempionato su bronza 2007-aisiais. Tas įkikaušęs Kleiza tikino gėręs tik Spraitą. Šventė. Ne, mes asmeniškai tikrai negeriam, nieko nedarom ir tikrai išgeriam po Spraito butelį ir tiek. O kada įsimiegot? Ką? Kada įsimiegot? Kada mama parsiveš. Po 3 metų Musvydaitė priminė krepšininkui tą Spraitą, todėl Linas dėl visako patikino išvis nieko negėręs, tuomi sukeldamas minios ir galių juoką. Ne, tikrai ne, mes geriam tik tai Spraitą. Kas? O gal negali? Pergalė šampanas tegulėlės visoje Lietuvoje šiandieną. Aš asmeniškai ne, dėl vyrų nežinau. Vienas tų juokingiausių ir mano kalbintų ir interviu ir buvo būtent su Linu Kleiza. Kaip jisai atėjo, jis man pirmiausia uždėjo tą ąžuolo vainiką man ant, aš iš karto tada kažkaip atrodo pasimečiau ir tada aš supratau, kad ne vien tik tai Spraitą gėrė. ir jis kuo toliau, tuo labiau ten apie mamą pradėjo kalbėti, apie tašių, visai kaip rodau režisieriam, tik tai, kad baigiam tą jau pokalbį kažkaip, o jis vis nesiliauja kalbėti, jisai man nežinau ir apie ką dar būtų žinai papasakoja. Bet po to, kaip viskas eteris, kaip pasibaigė, aš tokia stoviu ir tada pradėjau labai jau garsiai juoktis, bet Linas Kleiza niekur net nesiruošė eiti. Aš sakau, viskas jau baigėsi, tu turi eiti, va tau žibintai jau į dangų lekia, visa tauta tave nori matyti. Ne, aš tai dar pabūsiu. Tai jis toliau su tavim tęsė pokalbį? Taip, jisai toliau tęsė pokalbį, kol aš galiausiai aš jį palydėjau gražiai. Ir nežinau, ten juokėmės ir po to tas vainikas dar pas mane balkone buvo, gal pusę metų. Atsiminimas toksai, ne? O tu, kai pamatei Kleizą, ateinant jau prie tavęs, tu supratai, kad jis yra, Na taip, tai jau iš karto, tai čia yra, kaip normalus dalykas, tai grįžo krepšininkai, čia visa tauta laukia ir vis tiek, nežinau, tie, aišku, buvo akiniai nuo saulės ir nežinau, aš kaip pradėjau kalbėti, bet nesitikėjau, aišku, kad taip toks bus linksmas interviu. Musvydaitė jau tapo tikra krepšininkų blaivumo eksperte. Todėl baigusi sporto žurnalistės karjerą, galėtų puikiausiai dirbti kelių policijoje. 1 vieta. O dabar apžvelkime Šapro karoliukus, perlus ir kitokias grožybės, kuriomis šis aktorius užpildo eterį kiekvieną kartą, kai veda laidą renginį. Šinšilas plaukų priaugusiomis ausimis, gėjus, policininkas šokantis striptizą. Tai vis jis, improvizacijos ir provokacijų virtuozas. Šapras gali būti ir galantiškas, ypač šalia žavingų damų, bet gali ir kokią nešvankybę leptelti. Už tai mes Šapranauską ir mylime. O šiandien, nuplakta ir nukryžiuota, skelbiame šventuoju ir visas nuodėmes jam atleidžiame. Amen. Štai, pažiūrėkite, kaip kadaise, jaunas ir dar visai nepatyrusią šou versle Yvas, Šapras pristatė visai Lietuvai. Su mumis grupė Yva! Dabar sakykite, tikit, kad Marse yra atrastas vanduo, į kokią tai turės įtaką jūsų kūrybai? Vanduo? Nežinau. Nedarykit tos erotikus, normaliai atsakinėkit. Nežinau. Nežinau, rašyk, turėsi viskas. Aš čia dabar suprantu, kodėl pedagogai metas ant mergų. Kiekvienas Šapranausko pasirodymas eteryje garantuoja dozę humoro ir netikėtų kuriozų. Improvizuotas policininkų striptizas su Jurijumi Smoriginu jau tapo YouTube'o rekordininku. Taigi, nenuostabu, kad Juračka savo kolegą taip myli ir gerų žodžių jam negaili. Visa tai, ką daro Vytautas Šapranauskas, yra labai talentinga ir labai išraiškinga. Ir pridursiu, pakeiskime mes dabar Vytautą Šapranauską